Sveiki. Sveikas gyvas. KTU nesėdė. Ne, pas save kabinete. Pas save kabinete, supratau. O tu darbė irgi pas save Vilniui? Nu, man kaip ir priklauso. Supratau. Tai va. Nu, Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad jaunas žmogus patapo vadovu CISO. Kaip tas jaunas jau, žinai, irgi su žilais plaukais pabiški, tai, kaip sakyt, ne toks jau, kaip atrodo, galbūt. Nu, aišku, žinai, jaunas kitų iki 70 metų. Tai dar tiek nėra. Tai va, o dabar įsivaizduoju, nu, porą klausimų norėsiu tokių bendrų užduoti, nes kas visiems įdomu. Tai šeimą turi, šunį turi, neturi. Šiaip gyvūną. Šunio neturiu, kaip sakyt, turiu iš tos profesinės biškis srities. Tai, kaip sakyt, jau savo tėčio pėdom, nes tėvukas mano irgi baigęs statybą, bet jisai statyboje dirbo labai neilgai. Jisai ten pačioj pradžioj savo karjeros ir paskui perėjo į policiją, į regitrą, sakykime. Tai gavosi taip, kad mane, nežinau, skatino turbūt tą statybą stot močiutę, nes matė, kad mėgdavau piešti namukus įvairius. Tai sako, būsi statybininkas. Ir aš atsimenu, kai stojau, tai buvo tada dar tie išankstiniai stojimai, kur buvo galima 12 klasiai, ten pagal savo turimą vidurkį rinktis profesiją ir kažkur tai norėt stot. Tai aš jau padaviau dokumentus kažkaip, tai jau tą statybą pasirinkau kaip vienintelį variantą. Ir jau 12 klasiai ten besimokydama žinojau, kad esu studentas KTU ir KTU statybos. Tu iš ankstinį stoji, tu nieko jau aš tu kreipiuosi čia. Tai žinoma, mes seni bičiuliai, žinoma. Tai va, tai kažkaip tai taip ir gavosi. Aš atsimenu dar tais laikais, kada pradėjau studijuoti, tai labai populiari buvo informatikos specialybė, tada buvo tokia kaip ir ant bangos. Tai aš atsimenu, ten tėvai tą mano pasirinkimą taip šiek tiek kreivai žiūrėjo. Vieni norėjo, kad būčiau informatikas, kiti norėjo, kad būčiau teisininkas. O dabar taip gavosi, kad nuėjau į tą statybą. Tai aš nežinau, kažkaip visą laiką pakankamai, kiek save prisimenu, tai net nebuvo tokio momento, kada gailėčiausi to, žinai, kad pasirinkau tą inžinerinę kryptį arba tą profesiją. Ir dabar bandom tokį, kaip sakyt, trečios kartos, nes sūnus mano irgi antram kursė statybų studijuoja. Tai... O, tai labai šaunu. Na, tai va, tai kaip sakyt, tai jau bus trečias iš šeimos, kuris tą statybą pasirenka. O dabar kaip tu pasirinkai konstrukcijų specializaciją? Jo, čia buvo, matai, dabar tos specializacijos šiek tiek skiriasi. Mano specializacija buvo statybinės medžiagos, dabar statybinės medžiagos ir konstrukcijos yra viename kažkaip, tai ten jas sujungia. Taip. Tai, bet kuriuo atveju tu turi konstruktoriaus atestatą ir šitas jau dirba. Jo. Nu, kaip pasakyti, jeigu tą profesinę pasižiūrint toliau veiklą, tai buvo labai įdomu, kad įdomiai susiklostė, sakykime, aš per tą savo karjerą turbūt perėjau visus tas šiek tiek specializacijas, kad pačioj pradžioj karjeros tai buvo mano kol dar magistratūrai studijavau, tai tokia MC Bauchem, turbūt žinai tą kompaniją vokiečių statybinės chemijos. Taip, mes su tėvu dirbom su Brani kompanija ir su Viskom, kažkuriam metu mes buvom konkurentai. Tai konkurentų čia turbūt aš nemanau, kad mes galim būti kolegos, gal buvom, sakykime, kur su tas statybinė chemija. Tai tas žodis kolegos yra teisingesnis. Tai buvo mano turbūt kokie pirmi 3 ar 4 metai, kada dirbau toje MC Bauchemi firmoje. Tai tada buvo taip, sakykime, pakankamai pažangu, nes dar mažai, kad Lietuvoje žinodavo ten, kokiom medžiagom ten reiktų remontuoti tiltus, ten ar, sakykime, kažkokias elektrinės, kas tas injektavimas, dar tais laikais būdavo tokia visiškai naujiena, sakykime, ten mažai kas to supratimo turėdavo. Tai buvo, tuo metu, sakykime, tokias kaip ir laikėmės tokių pažangių technologijų vokiškų.
Ir, sakykime, baigęs universitetą buvo vis tiek ta ambicija šiek tiek su statyba daugiau susijęti, ne tik tai prekybininkų būt. Tai tada įkūriau savo įmonę ir pradėjom bendrastatybinius darbus daryti. Tai pakankamai, kaip pasakyti, nemažai ir žmonių sudėti tuo metu būdavo, sakykime, toj grupiai. Dar buvo, sakykime, turėjau tokį partnerį Vokietijoje, kur norėjom daugiabučių namų vystymą daryti. Tai įkūrėm ir projektavimo skyrių savo, kuris pakankamai irgi tokių raumenų užsiaugino, ten tais laikais turėjom ir atestacijas visam projektavimo, sakykime, sričiai. Tai mes darydavom tiek tos individualius projektus, tiek, sakykime, tokius, didesnius, sakykime, įvairius vaikų namus, įvairius Celsės prie 9 forto mūsų projektas. Tai jau tokių šiek tiek jau ir rimtesnių šiek tiek objektų teko pačiupinėti. Ir tada, kai 8 krizė atėjo, tai taip praktiškai iš ten kokios, nežinau, vos ne 50 žmonių turbūt likau vienas komandai, nes visa statyba aplinkui griuvo, sakykime, tuo metu labai daug kas keitėsi. Ir va tais laikais aš grįžau į tą tokią specializuotą statybą. Tai ta specializuota statyba, tą, ką mokėdavau daryti SNC Bauchemi laikais, tai yra įvairūs injektavimo darbai, kur reikėdavo kažkokių tokių šiek tiek gilesnių žinių ir tokių, sakykime, išskirtinumo tokio, kur galima buvo turėti. Tai ilgainiui, sakykime, įsigijom ten visus galimus tos injektavimo įrenginius ir praktiškai pradėjom daryti tos vien tik tai specializuotus statybos darbus, nebegrįžom į tą bendrastatybinę, sakykime, veiklą. Ir pradėjus dirbti, praktiškai mes dirbom su visais didžiaisiais Lietuvos statybininkais, kurie statydavo tos rimtesnius objektus. Ir jiem bestatant tos rimtesnius objektus, kaip pasakytas, vis tiek ilgalaikis kontaktas ir bendradarbiavimas būdavo, tai pradėdavo juokti, sako, ko mums blogiau, to tau geriau, sako, mes prisidarom kažkur kažko, tai sako, tu iš mūsų tų klaidų gyveni. Nes taip, sakykime, Na taip, remontiniai mišiniai, kiti dalykai, mes kažkuriam metu darėm karo muziejui plyšę, injektavom su. Tai irgi Bauch chemija tais dalykais. Tai kaip tu ir sakai, sprendė problemas. O dabar, kaip atsiradai universitete ir pradėjai dėstyti ir torkretavimas, kaip pas tai atsirado? Tai aš iš esmės visą laiką stengdavausi kažkiek tai daryti tų tokių specializuotų darbų arba stengtis daryti tai, ko kiti nelabai moka. Tai kaip mes to injektavimo darbavomės, tai pati pradžia buvo tokia irgi labai didelis atsitiktinumas torkretavime. Vieni mano pažįstami paprašė manęs nupirkti iš Vokietijos tinkavimo mašiną. Tai tinkavimo mašinos būdavo ten tas PFT G4, G5, tokios sušnekai, žinai, kaip būdavo. Ir aš atsimenu, kažkaip tai ebėjų įsijungiau, ir ten bandau surasti tam savo pažįstamui tą torkretavimo mašiną ir tinkavimo mašiną ir atsitiktinai surandu torkretavimo aparatą. Tai tie torkretavimo aparatai dar tais laikais mums būdavo taip sunkiai įperkami, ten būdavo pakankamai dideli jų biudžetai. Ir nelabai kas ryždavosi pirkti, nes to darbo net nelabai supranti, kur tas darbas galima, sakykime, atrasti arba kur tie objektai, sakykime, būtų toj srity. Bet aš tada pamatau, kad parduoda torkretavimo aparatą už 1000 eurų ir ten parašyta, nežinau, kas per daiktas, nežinau, ar veikia, parduodu, nes, žodžiu, valausi savo ten kažkokias gamybinės dirbtuvės. Tai aš taip, sakykime, kaip paklai vištai grūdas, nusiperku savo tą pirmą torkretavimo aparatą, tai dar tas pats mažiausias koks būdavo, ir jį žiūriu, žinau, ką jis daro, bet nežinau, kaip su juo dirbti. Tai tada pasikviečiau savo kolegas iš Austrijos, sakau, parodykit man, kaip su juo reikėtų daryti. Tai užsisakėm šiek tiek bandomąją partiją, ten 1 tonų medžiagų, pasiėmėm tą aparatą, išsibandėm, parodė, kaip jį surinkti, kaip purkšti, kaip, sakykime, juo naudotis, ir tada mes jau žinojom, kad mes jį turim. Tai torkretavimo tie aparatai, sakykime, patys tie pirmieji mūsų objektai, tai buvo tokie pakankamai žymos, tai buvo jūrų muziejus ir delfinariumas. Tai ten buvo užduotis, pradėjome mes torkretuoti tą pagrindinį delfinariumo baseiną. Tai buvo taip, kad armatūra buvo praktiškai to baseino paviršiuje, sakykime, be jokio apsauginio sluoksnio arba ten kelių milimetrų gylyje. Ir automatiškai, kadangi ten sūrus vanduo, sakykime, visas tos konstrukcijos labai stipriai veikiamos yra.
Tai va, mūsų buvo tikslas, kad, sakykime, nuvalyti tą blogą betono lauką, paruošti tą paviršių, nusmėliuoti ir užauginti tam tikrą tą apsauginį sluoksnį, sakykime, bent 5 cm, kad jisai turėtų tą savo apsaugą armatūrą. Tai pradėjom nuo pagrindinio baseino, paskui perėjome į jūrų muziejų, tai visus tos aplinkui baseinus, ten, kur, sakykime, šitie ir jūrų liūtai, ir ruoniai, ir pingvinai tie baseinai, ir centrinį tą baseiną, kur dabar tas tunelis eina, sakykime, visus tos objektus mes tuo metu darėm. Ir dar tada kokius metus laiko dirbom Rūsy prie konstrukcijų tvirtinimo, kadangi padidėjus tom baseino, sakykime, akvariumo apkrovoms, tai perdangos turėjo laikytos didžiosios akvariumus, kurie po rekonstrukcijos turėjo atsirasti. Tai jau mes turėjom tos briaunotas visas tas perdangas stiprint, sakykime, įvest papildomas armatūros ir užtorkretuoti. Bet tas stiprinimas, jūs darėte tik rangos darbus, ar jūs darėte ir konstrukcijų darbus? Ne, mes įrengimą darėm. Konstrukcijos jau buvo padarytos visos jo, tik tai va tada buvo genrangovas to objekto Pamario restauratoriai. Tai mes su Pamario restauratoriais tokį turėjom daugelio metų tokį gražų bendradarbiavimą per labai daug objektų, tokių žymių objektų, sakykime, kurie mus kviesdavo injektavimo darbams. Ir, sakykime, tie torkretavimai irgi tada mus pasiėmė kaip draugiją arba į subrangą, kad tos baseinus tvarkytume. Tai toks tikrai buvo didžiulis darbas ir praktiškai nuo to ir prasidėjo, sakykime. O išsivystė ta technologija, kaip pačioj pradžioj tas torkretavimas buvo labai brangus ir mažai kam įperkamas. Tai dėl to tik tai tos ekskliuzyviniuose objektuose buvo galima darbuotis. Nes, įsivaizdavimui, 1 kilogramas torkretbetonio, tadagi Lietuvoje nieks negamino, tai veždavo torkretbetonį iš Austrijos, iš Norvegijos, sakykime, iš tų Skandinavijos šalių. Tai su transportu į Lietuvą kilogramas kainuodavo 40-50 centų. Tai įsivaizduokim, kad jeigu kubas yra 2000 kilogramų, tai 50 centų yra 1000 eurų kubas. Tai mes, lyginant su betonu, kuris ten 100 eurų, tai 1000 eurų atrodydavo kosmosas ir fantastika, žinai. Ir gavosi tai pakankamai įdomiai, kad Vilniui pamatistai, Vilniaus rentinys susidūrė su viena tokia pakankamai didelė bėda, kad išgręžus CFA tos polius, turėjo iškasti gruntą ir, sakykime, tą vienpusį betonavimą apibetonuot pamato sienas. Ir jie vienam ruože net nesugebėjo iškasti to grunto, kadangi pataikė į aleuritą. Aleuritas yra toks plaukiantis tas molis, toks, kur per mažiausias jos skylutės, sakykime, skverbėsi. Ir jie nežinojo, kaip jiem tuo metu daryti, kad neturi laiko su greitkietėjančiais skiediniais ten, sakykime, užkimšinėti. Tada jie kreipėsi į mus, sako, pabandykit torkretuot, sako, gal mes čia kaip nors išeis. Mes tada paskaičiavom jiem kainą, sako, mes neturim tokių pinigų, sako, mums čia yra beviltiška. Sako, ar tu gali tiekti mums medžiagas ir išmokyt mūsų komandą dirbti su to torkretavimo įrenginiu. Sako, mes kaušą, sako, pravarom, prašveičiam ir turim iš karto užtorkretuot. Tai sako, tu į Vilnių į objektą pas mus neprilakstysi ten po valandą į dieną ir bus labai dideli kaštai. Tai sako, tu apmokyt mūsų žmonės ir mes tada bandysim darytis. Taip, galvoju, objekto mes kaip ir sekančią neturėjom tam torkretavimui, sakau, gerai, išmokėm ten tą torkreto brigadą, kaip elgtis su ta pačia įranga. Ir tada tie kiekiai vis tiek būdavo fūrom. Tai, sakykime, fūros skiedinių jiem pristatom, mašiną, įrangą ir jie ten purškėsi. Tada prasidėjo 1 fūra, 2 fūra, 3 fūra, 4 fūra, 5 fūra, galvoju, ką jie ten tiek daro, žinai, reikia nuvažiuoti pažiūrėti. Tai tada nuvažiavau pasižiūrėti, žiūriu tą vietą, kur ten buvo tas aleuritas ir kur jie ten turėjo daug tų problemų su to grunto kasimu, jie susitvarkė ir varo tolyn, kur net neturi tos problemos. Ir aš tada klausiu, sakau, kaip čia taip yra, kad jūs neturit tos problemos, o atvarot tolyn torkretuojant, sakykime. O jie sako, mes pasiskaičiavom, čia yra antiek technologiškai didelis pranašumas, sako, greičio prasme, kad mes netgi mokėdami 10 kartų daugiau už medžiagą, mes per darbo apimtį sutaupom, sakykime, ir mums gaunasi už tą pačią kainą ir daug greičiau padaryti. Tai jie tada pačioj pradžioje torkretuodavo tik tai tos tarpolius. Visą senelę toliau statydavo, sakykime, įprastai tą vienpusę betonavimą, bet tik tai tarpolius. Ir nuo to laiko mes kažkaip jau tada patapom ir tos Šveicarijos įrangos gamintojų atstovai ir jie taip mūsų užklausė, sako, kodėl jūs Lietuvoje nesigaminat torkretbetonio patys, o vežate tais sausais įrenginiais. Tai
dar keletą tokių kaip aklai vištai grūdo, tai Šveicarijoje bebūdami, ta syka alyva, tuo metu dabar jau Normet alyvas skaitosi tas, kur vieni žymiausių pasaulyje, sakykime, tų torkretavimo įrangos gamintojų. Tai pasikvietė mus į Šveicariją parodyti, jie tada padarė mus kaip atstovais Lietuvoje ir Pabaltijui, sakykime, tos torkretavimo įrangos, mes ten daug tų, sakykime, remkomplektų pirkdavom iš jų. Ir jie klausė, sako, kodėl jūs nebandot patys torkretuoti arba patys gamintų skiedinių? Sakom, neturim to žinojimo. Jie tada ten kažkiek tai mums tas pirminės tokias žinias davė, kaip tai atrodo, jeigu gamintis patiem. Ir tada praktiškai su KTU mes 3 metus tyrinėjom tą torkretbetonį, bandėm, sakykime, surastas tinkamas receptūras, išmokti tinkamai dirbti tą torkretbetonį. Tai dabar, sakykime, jau turime pasigaminę, ne tai, kad pasigaminę, pasitvirtinę keletą torkretbetonio receptūrų, ten, sakykime, nelaidus vandeniu, atsparus šalčiui, ten ypatingo stiprumo ir taip toliau, sakykime, tam tikras receptūras, kuriuom mes turime jau pasiėmę tą eksploatacinių savybių deklaraciją ir gavę sertifikatą kaip gamintojai. Tai tą torkretbetonį mes užsakinėjame prekinio betono gamyklose, pagal mūsų receptą sumaišo prekinio remonto gamyklos ir apdirba, sakykime, tie rangovai, kuriuos mes, kaip pasakyti, apmokom, kad jie galėtų apdirbti. Tai praktiškai taip įsivaizdavimui, kad jeigu anksčiau torkretbetonio kubas kainuodavo ten nuo 800 iki 1000, tai dabar jisai kainuoja, sakykime, kokie 2-2,5 šimto. Tai mes 4-5 kartus sumažinom tos medžiagos kainą ir tada Šveicarijoje bebūdami pavyko mums nupirkti tokį kaip sugedusi aparatą, torkretavimą jau galingą, ten 8 kubai per valandą tas našumas, o, sakykime, jos sugedimas buvo tai tik tai atsikabinės laidukas nuo elektros motoro. Tai praktiškai... Čia pagrindiniai dalykai, man atrodo, Henris Fordas, jisai varžtuką pasuko vieną ir pasiėmė $9,000 atlyginimą. Jo, tai mums tas pats gavosi, sakykime, kad tie šveicarai ten tą jau didesnį aparatą gal pardavė už 10,000 eurų, o jo vertė ten kokio 80-90 tūkstančių eurų. Tai užteko varžtą prisukti prie elektros variklio, kad jisai užsikurtų, sakykime, taip. Tai gavosi taip, kad jau dabar, aišku, turim ir dar vieną aparatą įsigiję, sakykime, tas torkretavimas pakankamai nemažai plečiasi, jau Lietuvoje išstumė, sakykime, tos tradicinis betonavimo būdus požeminėje statyboje. Tai jau, sakykime, mes konkuruojam su įprastiniu betonu ir dar ko dabar galiu pasidžiaugti tais paskutiniais tokiais pasiekimais, tai mes gavom WV16 vandens nelaidumo vertę. Tai WV16, kaip sakyti, kol kas fiziškai negali kas nors padaryti arba KTU nepadaro didesnio to matavimo prie dar didesnės slėgio, nes net įrangos nėra, su kuria galima būtų bandyti. Tai čia, sakykime, betonui yra sunkiai pasiekiamas toks dydis, mes praktiškai turim tą dabar jau vandeniu nelaidų betoną, kur, sakykime, maksimaliai jisai tą savo funkciją atlieka. Taip, tas torkretavimas, jisai šitoje vietoje, aš taip manau, atsiranda tų įmonių vėl, kurios susidomėjo ir kurios po biškį mokosi irgi torkretuoti. Tai pradėjom su Projektana dirbti, jų galbūt tą žmonės apmokysim, kad galėtų, sakykime, tą veiklą vykdyti. Tai manau, kad čia ateityje ateis į Lietuvą dar daugiau. O dabar ekspertizės tavo? O mano ekspertizės, tai jos praktiškai irgi prasidėjo nuo to, kad, sakykime, man labai daug tekdavo matyti objektų su tam tikrom bėdom. Ir kai tu, sakykime, važinėjai per visą Lietuvą, taip jau gaunasi, kad mane kviečia tada, kai stato kažkokius jau rimtus objektus ir, sakykime, nori nepadarytų klaidų, sako, ateik pasikonsultuojam, pažiūrim, kaip to objektą ten tuos mazgus išspręsti, sakykime, hidroizoliacijos klausimus išspręsti. Tai jau būdavo ateini, pasižiūri tos brėžinius ir jau žinai, kur bus bėda. Tai tada įvardini tas bėdas, sakykime, kur bus ir ieškai tų sprendimų, kaip galima tų bėdų išspręsti. Arba matydavai tada, kai, sakykime, jau kažkas kažką prisidaro ir jau kažkur ieškai, kaip ištaisyti kažkokią padarytą klaidą. Tai čia tiesiog ta veikla visą laiką buvo labai susijusi intensyviai su tais objektais ir su tais objektų defektais klaidom.
Tai ilgainiui, sakykime, ta ekspertizė ir tapo. Nu, mes nedarom, nu kaip aš pats asmeniškai nedarau projekto ekspertizių, nes šitoje vietoje aš neturiu tos Tu didelės. darai statinį Jo, ekspertizę. aš darau statinio ekspertizės, tai daugiau kaip statinio ekspertas mes, mūsų ta veikla ir yra daugiau statinio ekspertizės. Aišku, Bet dabar tu darai būtent konstrukcijų, ar tu darai bendrąją? aš darau daugiausia konstrukcijų, nors turiu galimybę ir bendrai daryti. Supratau, o dabar kaip visam šitam reikalė atsirado LCS? Aš kažkaip tai, matai, su LCS esu jau, palauk, kiek aš čia metų tam LCS esu, dabar galvoju, nuo 2009. Nuo Tai jau, 2009. Įdomus pažymėjimas pas tave. Aš jo, aš dar tokį turiu tėvą tą mačiau. tokį senovinį. Jo, Dar- bet tą senovinį kažkaip tai pirmieji LCS-ai, kurie jie neturi tokio. Aš nežinau, aš matai 2009, tai čia aš jau, nu, LCS jau gyvavo, aš čia... kaip Jo, sakyt, jisai nuo Malakausko laikų gyvavo, bet vat pažymėjimą aš tokį pirmą kartą matau. Vat ženkliuką irgi esu matęs jau ir pas Tautvydą Putvį ir pas Panevėžį, o vat pažymėjimo tokio ne. Nu tai aš galvoju vis tiek, su laiku mes turbūt prie to klausimo turėsim grįžti ir atgaivinti dar šiek tiek tos gal atsiras, sakykime, ta savivaldo, kur mes labai čia siekiam, sakykime, gal atsiras kortelės kažkokios, va tokios kaip Statrego. Matysim, kaip pakeis šitą dalyką, kad nu dabar taip išsibarstė, aišku, čia per tuos metus, tai vieni gauna tą 4 formatą, kiti va tokį laminuotą kažkada gaudavo, pačioj pradžioje nieks nieko negaudavo. Tai kažkada gal bus proga tą tokį suvienodinimą padaryti, tai būtų. Tai vis dėlto nuo 2009 metų. Jo. Tai kaip pasakyti, istorija tai dar tokia įdomesnė. Malakauskas, aš kai studentas buvau, tai Malakauskas man dėstė, turbūt daugeliu dėstė iš tų, kas nu, sakykime, statybos studijavo. Tai kadangi mano tėvas irgi ir mama baigė statybą, abudu, sakykime. Tai mano tėvukas buvo tada studentų sąjungos pirmininkas ar kažkas panašaus. Nu, Malakauskas tada buvo dekanu ir jie turėjo tą tokį bendrų tokių reikalų, kad ten, sakykime, ar bendrabučių skirstyti, ar kažką panašaus, sakykime. Tai jie vienas kitą labai gerai pažinojo ir kažkaip tai gavosi taip, kad mano mama, mano tėčiui prirodė irgi Malakauskas. Sako, žiūrėk, labai graži mergaitė atvažiavo, sako, tu ten, sako, atkreip dėmesį kažkaip tai taip. Tai aš būdamas studentu, sakykime, ateinu su visų srautu į paskaitą pas Martyną Malakauską amžinatilsį ir jisai tavo istoriją, kaip supiršo mano tėvus, visiems studentam auditorijoje papasakoja. Tai aš irgi turėjau tą, sakykime, tą Martyno Malakausko globą tuo metu, sakykime, ir jisai, nu, kadangi mano tėvus pažinojo, sakykime, tai nu, man jisai toks buvo visą laiką kaip tas žmogus, į kurį orientuodavausi, kaip labai toks nu, šviesus žmogus ir dar po šiai dieną atsimenu labai daug jo tokių, sakykime, ir gražių pamokymų. Aš galiu tau papasakoti, jeigu įdomu. Įdomu labai. Martynas, aš ateidavau pas jį dažnai ir pasitart, sakykime, ir pasikonsultuoti ir savo jau kai baigęs buvau, sakykime, tą profesinę karjerą. Tai jisai sako, žinai, man tai sako, ko mokslas skiriasi nuo verslo. Nu, sakau, tai kom čia tas verslas nuo mokslo skiriasi? Nu, sako, įsivaizduok, kad sako, obulis, sako. Tai jau atsako, versle, tai visi nori, sako, kuo didesnį ten tą obolio kąsnį atkasti, sako, kuo daugiau ten apžioja, neapžioja, kad nu, kuo daugiau to obolio ten kiekvienas atsikasti. O sako, moksle tai yra, kad visi turi po kažkokiu žinių kąsnelį, sako, visi sudeda tą kąsnį į vieną obolį ir visi įsineša po obolį. Tai vat, tas jo toks labai atsimenu gražus pamokymas buvo, vat, kuom skiriasi mokslas nuo verslo, kad vis tik tai nu, didesnė vertė turbūt yra visiems inžinieriam ir visiems, sakykime, kurie nori kažką tai išmokti arba studijuoti, tai tarpusavį bendrauti ir dalinti savo patirtim, savo žiniomis, kad, sakykime, visi turėtų galimybę turėti tą obolį ir kad mes visi bendrai galėtumėm pasiekti daugiau. Visų kelti, tas be abejo. Tėvas savo laikus
Jurgiu Ražaičiu šito klausimu daug ginčydavosi. Tai va, tai sakykime, ta bendruomenė jinai visą laiką buvo kažkaip tai aš per sakykime, tą ryšį, kai nuo mano tėvuko laikų, tai sakykime, aš buvau studentas ir paskui Balakauskas irgi pakvietė mane kažkada skaityti paskaitą iš tų vainiktavimų, nes tai buvo tuo metu naujovė ir Lietuvai ir inžinieriam buvo, sakykime, įdomu, kas čia per daiktas ir kaip čia buvo galima, sakykime, tą dalyką daryti. Ką aš savo labai pastebėjau, pačioj pradžioj, kai mane Martynas pakvietė skaityti inžinieriam paskaitą apie injektavimą, aš taip galvoju, tai dabar aš visiems papasakosiu, kaip čia injektuojasi, tai man nebeliks darbo. Tai aš vis tiek jaunas buvau, sakykime, tas toks, galvoju, aš jeigu čia kažką žinau ir visiems papasakosiu, tai visi žinos ir jau manęs tada nebereikės. Ir man tos pirminis toks buvo, galvoju, ką aš čia galiu pasakot, ko čia negaliu pasakot ir paskui nusprendžiau, kad, viską pasakosiu, ką žinau ir su visais dalinsiuosi, kom galiu, sakykime, savo priėmiau tą tokį. Ir mano turbūt tai nuostabai ne tai, kad man sumažėjo darbo, o man padaugėjo darbo. Nes, sakykime, tai visi, sakykime, ne tai, kad bandė čia su manim konkuruoti, bet tiesiog matė, kad aš atvirai dalinuosi tom savo žiniom arba tų žinių turiu, tai tada kviesdavo kažkaip tai vienus ar kitus objektus darbuotis. Ir dabar būna įmonių, kuriuos mes apmokom tiek injektavimo, tiek dabar torkretavimo, pradedam ne tai, kad žiūrim į juos kaip į konkurentus, o žiūrim į juos kaip į kolegas. Tai jeigu, sakykime, norės ten nueiti pas kažkokius tai konkurentus, jie nueis ir be tavęs, jeigu jau labai kažkur tai kažko tai norės. Tai man tą patį Mindaugas Veitas yra kažkada tai sakęs, kad sako, žmonių nesustabdys. Jo, tai va. Tai aš tai kažkaip tai, nežinau, tas požiūris ir yra, kad kuo įmanoma daugiau dalintis, kuo įmanoma daugiau bendrauti, turėti tą savo ratą žmonių, kuriem gali, kaip tu, sakykime, pasidalini savo patirtim arba savo žiniom. Jeigu tau koks klausimas nežinomas, tai tu tada gali kitam paskambinti, pasiklausti, pasikonsultuoti. Ir ta galimybė, jinai duoda daug tos naudos turbūt visai bendruomenė arba visam tam ratui, kuris apjungia kažkur tai visai. Tai aš manau, kad konstruktoriui arba inžinieriui, jie yra kolegos. Mūsų šalis yra per maža, tai mes kažkada žiūrėjau, kad Elsysas vienyje maždaug 15 000 inžinierių, palyginus už 2,5 milijono ar 2800. Tai yra ne tiek jau daug. Manau, kad iš esmės kad inžinierių skaičius gal jisai šiek tiek sunkiai yra toks nuspėjamas, nes daug inžinierių ir neturi atestato. Pavyzdžiui, tas pats Ito Vanagas, ar ne? Jisai įtkausta, tai čia viena tokia iš didžiųjų tų Lietuva neįtkausta, sakykime, kompanija, kur ir kelių statyba, ir daugiaaukščių statyba, ir komercinių pastatų statyba. Generalinis pats inžinierius, atrodo, yra turėjęs tą atestatą, bet jam jau tiesiog nebereikia ir jisai, kaip pasakyti, tiesiogiai net statybos aikštelėje nevadovauja. Jisai atsisakė to atestato, nors jo kaip žmogui. Viskas taip, tų inžinierių yra daugiau, bet vėl aš kažkaip, mane tėvas labai daug yra formavęs ir jisai visada sakydavo, kad atestatas jisai suteikia atsakomybę. Tai yra, garbė ir kiti dalykai jie egzistuoja, bet pagrindinis dalykas yra atsakomybė. Šitoje vietoje, sakykime, ir tau dabar, kadangi tos naujos pareigos ir pačiam, yra pamastymai, mes šnekam iš esmės vieną tokią dalyką matom, kuris nelabai patinka, mum. Iš esmės, šnekėjom su Mindaugu Vaideliu, gal toks pakankamai irgi, aš apie jį labai tos gražios, geros nuomonės, sakykime, kaip apie specialistą, nes ir tie objektai pakankamai gražus. Ir jisai kažkaip pasakoja, sako, mes esam keli tie vedantieji konstruktoriai tam biure pas juos ir sako, pas mus dirba nemažai tų konstruktorių, kurie neturi jokio atestato ir jau jie, sako, pagal savo patirtį, pagal savo žinias ir pagal savo, sakykime, galėtų eiti ir prašyti atestato ir atestuotis ir, sakykime, būtų atestuoti inžinieriai. Ir sako, mes juos kaip ir bandėm ten skatinti, kad jie eikit, laikykit tos atestatus, bet žmonės neina suprasdami atsakomybės.
arba bijo, sakykime, dėti tą parašą, nes žino, kad ta atsakomybė yra pakankamai, tokia nemaža už šitą, sakykime, vietą. Tai lygiai taip pat su mano grupiokė Kristina. Jinai, aš atsiprašau, kad pertraukiu, bet jinai dirba vienoje kompanijoje dideliai ir sako, žinai, Pauliau, sakau, mes jau visi turime atestatus. Sako, žinai, aš nenoriu atsakomybės. Jo. Ir dabar ypatingai, kada, sakykime, visa politinė, sakykime, situacija krypsta, kad pereit prie tos asmeninės atsakomybės arba tą asmeninę atsakomybę griežtint, tai šitoj vietoj, kyla tų tokių klausimų ir šauktukų, kad, pavyzdžiui, žmogus, kuris, sakykime, projektuoja, ypatingai konstruktorius, ar ne, kuris deda parašą ant tų brėžinių, tai, jisai yra didžiulė atsakomybė. Ir ta prasme, ta asmeninė atsakomybė ne visą laiką ją apibrėžia vien tik tai statybos įstatymas arba, sakykime, reglamentai, bet būna netgi ir ten civilinis ar baudžiamasis kodeksas gali įsijungti tam tikrais atvejais. Tai, čia yra toks nelabai juokingas dalykas ir kažkaip tai šitą, jeigu vien tik tai griežtinti atsakomybę ir nenumatyti tų saugiklių, kaip ten žmonėm, kad galiotų tas civilinės atsakomybės draudimas už tą profesinę veiklą platesnė apimtim arba kad įstatymiškai, sakykime, būtų pasakyta, kad atsako tam draudimo apimtyje žmogus ar ne, nes, pavyzdžiui, yra dar ir toks momentas, kad jeigu tu esi darbuotojas, dirbi įmonė, ar ne, tai pagal civilinį kodeksą tu ten atsakai 2 ir 3 atlyginimų dydžių gali iš tavęs išskaičiuoti, jeigu ten kažkokia žala patirta. Jo. Jeigu tu, pavyzdžiui, dirbi kaip su individualia veikla, ne, arba tu dirbi kaip tas konstruktorius, freelanceris, tada tai tu neši pilną tą atsakomybę. Jau tai tave ateina ta didesnė, sakykime, atsakomybės, matai, šitoj vietoj, čia su dėdė savo Liudu Vincu šnekėjau. Aš nesivelsiu į smulkmenas, bet sako, kad inžinierius dar nėra inžinierius, kol neturėjo pirmo savo klaidos, kaip tokios. Jau sako, jau kai muštas, tai jau tada jau jis kitaip žiūri. Tai iš esmės, civilinės draudimas jis dengia kažkurios dalykus. Bet kaip pavyzdys, ar ne, mes irgi dabar turėjom keletą atvejų, kada buvo draudimas įsijungęs, kada projektuotojai, sakykime, padarė klaidas, konstruktoriai padarė klaidas, tai vieni su stogais padarė klaidas, kiti su perdangom padarė klaidas, sakykime, su tarpatramiu ten apskaičiavimu. Ir tie statomi namai pradėjo plėstis, griūti, linkti, sakykime, ir juos reikėjo dar statybos pačioj pradžioj, tvirtinti papildomai. Dėti metalo ir Tai ačiū Dievui iš tikrųjų, kad tas draudimas yra, bet tos draudimo sumos jos, pavyzdžiui, ten sustiprinti arba perdaryti stogą pastatui, ten jeigu dar koks nors šiek tiek mandresnis. Tai jau yra 10 tūkstančių ir, pavyzdžiui, tas draudimo suma civilinės atsakomybės, ne, tai jinai yra ribota. Ir ten tiem mažiem namukam, sakykime, individualiem namukam tai dar užtenka. Bet jeigu tu tokias klaidas, pavyzdžiui, padarai ten kokį tiltą statydamas, ar ten kokį daugiau aukštį pastatą, ten administracinę statydamas ir ateina tokia atsakomybė, tai tada draudimo tų sumų neužtenka. O Kodėl užtenka? Jeigu dabar yra privaloma 45 000 eurų. Ja. Bet, pavyzdžiui, Arturas Brilingas ir visi kiti, to pačiu ir mano kompanija, tu gali drausti didesnę sumą. Tas savanoriškai, tas draudimas gali būti didesnis, įmoka didesnė. Ja, bet, ta prasme, šita praktika, kol neatsiras, sakykime, visuomeniai, tol bus labai, labai sudėtinga, nes jeigu, pavyzdžiui, įstatymas būtų, darai objektą už 3 milijonus, turi draudimą turėti milijonai, kaip pavyzdys, ne? Tai tada jau apsibrėžiama yra ir sako, okei, tada jau čia tokia kaip privaloma nuostata. O dabar konkuruoti rinkoje, sakykime, vienas protingesnis, jisai nusimato, kad jam draudimo reikės didesnio, jo savikaina yra veiklos didesnė negu tas, kuris drąsus ir šito neįvertina, ar ne? Tai jam konkuruoti su tuo drąsiu ir aferizmo turinčiu, sakykime, asmeniu yra sunku kaip geram specialistui. Tai, čia dvi lazdos pusės yra, sakykime, tai mes iš vienos pusės vis tiek kaip bendruomenė, ne, turim apsaugoti, stengtis ir tą protingą, ir tą nelabai protingą inžinierių, kuris neįvertina, sakykime, tų galimybių.
Tai va čia, va, nu, tokia kažkaip tai turėt tas gairias arba turėti tokį reikalavimą kitą kartą yra, nu, sakykime, apsaugant naudinga. Tai tada dar vieną aš klausimą šito temą turiu. Ar turėtų visi inžinieriai priklausyti sąjungai? Jūsų asmeninė nuomonė. Šitoje vietoje aš taip galiu pasakyti, buvo labai daug ginčių dar tada nuo praeito ministro. Buvo šitas Simonas Gentvilas ir mes tada pradžioj buvom šnekėję, kad mes norim tos savivaldos ir sakykime, kad inžinierių sąjunga yra pasiruošusi savistoviai darbuotis ir tą kvalifikaciją inžinieriams suteikinėti. Ir tada Simonas Gentvilas labai tą mūsų idėją palaikė, sako, einam, sėdam ir šnekam, sako, bus proga, nu, kadangi netgi ir žiūrint iš tos pusės, kad architektų yra savivalda, ar ne, tai mes jau turime. Taip, tai aš link to bandau savo interviu ir pritempti, kad... Tai buvo tuo metu toks momentas, sakykime, kad tuometinė aplinkos ministerija pareikalavo, kad kiekvienas narys privalo būti inžinierių sąjungos nariu. Tai yra asociacijos įstatymo pastraipė, taip yra. Tai mes tada kaip inžinierių sąjunga, nu, negaliu sakyti, mano tokia nuomonė buvo, bet buvo daugumos nuomonė, kad nereikalinga privaloma narystė, kad kiekvienas narys turėtų būti savo laisvų pasirinkimų. Aplinkos ministerija tuo metu pamatė tokią įžvalgą, kurie, aš sakyčiau, buvo teisūs. Sako, pavyzdžiui, jūs privalomos narystės norit, nes būdamas nariu, tu įsipareigoji naudotis profesinės etikos kodeksu, ar ne? Tai profesinės etikos kodeksas apima labai daug sričių, tiek bendravimo tarp, sakykime, inžinierių, ar ne, tiek, sakykime, piktnaudžiavimo savo kažkokiom tai teisėmis ar nesuteiktomis ir taip toliau. Tai čia ta atsakomybė, sakykime, yra gana plati ir LSIS jisai turi tą profesinio etikos kodekso nuostatas priėmęs, kurios yra ne Lietuvoje, o kurios galioja visoje Europoje. Tai čia yra tas EKE, sakykime, kodeksas, kurį periminėja visos šalis. Tai gaunasi paradoksas, kad pavyzdžiui dabar tie, kurie yra inžinierių sąjungos nariai, jie prisiema įsipareigojimą laikytis profesinio etikos kodekso. Tie, kurie nėra tos bendrijos nariai, tai jie, kaip sakyto, neprivalo prisimti, sakykime, to profesinės etikos kodekso. Tai dabar, pavyzdžiui, jeigu, sakykime, žmogus ten kažką nesąžiningai arba negražiai elgesi kolegų atžvilgių, užsakovų atžvilgių, piktnaudžiauja savo, sakykime, ten kažkokios tai statybos dalyvio teisėmis ar ne, tai mes iš jo galim atimti, nu ne tai, kad atimti atestatą, bet išmesti iš sąjungos arba to pačiu atimti atestatą, sustabdyti, sakykime, to pagrindu, ar ne. Jeigu jisai neprisėmęs to profesinės etikos kodekso, tai čia jam tuščia vieta, sakykime, jisai neįsipareigojęs laikytis jam. O dabar aš truputį pertrauksiu. Ja. Tu esi kaip ir teismo ekspertas dar. Taip. Tai kažkaip su teisė esi susidūręs. Taip. Yra advokatų sąjunga, yra notarų sąjunga. Kodėl negali būti inžinierių sąjunga tokio lygio? Ne, tai gali būti, viskas tvarkoja, mes to ir siekim. Iš esmės tai inžinierių sąjunga to ir siekia. Ir dabar praktiškai mes esam susišnekėję tiek su hidrotechnikais, tiek turbūt su kitom visom organizacijom šnekėsim, kurios vienyje inžinierius, kad mes ateitumėm visi į vieną krūvą ir taptumėm konfederaciją, kuri vienyje inžinierius, kurie vienyje profesinės, sakykime, asmenys. Tai mes kalbam apie konfederacijos įstatymą, kuri vienysa skirtingų pakraipų inžinierius. Taip. Tai praktiškai grįžtant prie Malakausko, jo pirminė idėja, kada su juo kalbėjau, aš su juo kalbėjau gal 2004 metais, dabar neatsimenu, Infobalt ar statybų parodoje. Jisai kalbėjo apie tai, kad norėtų įsijungti inžinierius į bendrą sąjungą. Taip, čia būtų aš tada dar buvau mechanikas inžinierius ir aš sakau, tai jūs kalbate apie statybininkus inžinierius, jis tada labai suvėliavo inžinierių sąjungą, sakau, tai mes kaip mechanikai, mes irgi inžinieriai. Ir tada mes su Martynu Malakausku kalbėjom apie tai, kad turėtų būti galbūt viena inžinierių sąjunga.
Tai čia šitą siekiamybę ir turim mes, ta prasme, kad įjungti visus į tą bendrą krūvą, o privaloma narystė ar neprivaloma, aš nesu nei labai prieš, kad būtų privaloma, nei nesu prieš, kad būtų neprivaloma. Man atrodytų, sakykime, taip, nu, dabar pabaigsiu aš tą mintį, dėl ko privaloma, dėl ko neprivaloma, ar ne? Tai sakykime, tuo metu statybos inžinieriai gavosi, kad visi pasipriešino šitai idėjai, kad privaloma narystė turėtų būti. Ir praktiškai mes pusę metų praradom diskutuodami su aplinkos ministerija ir tarpusavėje dėl tos privalomos narystės būtinumo. Ir tada jau aš irgi būdamas tuometiniu prezidiumo nariu, sakau, žiūrėkit, mums reikia apsispręsti. Jeigu, sakau, yra kaina savivaldos privaloma narystė, ką aplinkos ministerija, sakykime, kitaip su mumis net nepradeda šnekėti, tai sakau, mes tada nusileiskim ir sutikim, nebūtų taip, kad mes kažkada visai prarasim tą identitetą ir tada mes nusileidom, sakom, gerai, mes sutinkam su tą privaloma narystė, darom tą savivaldą. Ir tada tas įstatymas pajudėjo, jisai atkeliavo iki Seimo, Seime, kaip pasakyti, patvirtino, kad kažkurioje iš tų sesijų tas įstatymas bus svarstomas ir tada keitėsi valdžios, ta prasme, nauji rinkimai, nauja valdžia, nauja kadencija. Dabar, kai buvo Poderskis atėjęs, tai Poderskis sako, kategoriškai nesutinku su savivalda, dėl to, kad jiem reikalinga privaloma narystė, o mes prieš privalomą narystę. Tai šiuo metu toks gaunasi visiškas paradoksas, kad dėl to, ko inžinieriai nesutiko pusę metų, ar ne, ir sako, kad mes manom, kad privalomos narystės nereikia, dėl ko mes kovojom, tai tą argumentą prieš pastatė prieš mus ir sako, va dėl to jūs negalite turėti ten savivaldos, kadangi jūs norite privalomos narystės. Tai šičia yra toks, aš sakyčiau, atviras diskusijos klausimas. Privaloma narystė, aš manau, jinai ir gali būti, ir gali nebūti, bet LSISO bendra struktūra, su to kongreso, yra ideali konfederacijai. Vat tas klausimas, jis man labai įdomus. Aha. Jūs esate LSIS prezidentas. O Robertas Encas kas yra? Direktorius. O tai dabar vėl. Šitoje vietoje man kažkaip yra respublika, parlamentinė respublika, monarchija ir tai gal galite šitą klausimą pakomentuoti. Čia iš tikrųjų labai, gal man šitas labai paprastas atrodo klausimas, gal tik iš šono taip sunkiai atrodo jisai. Amatų rūmai, pramonės amatų rūmai lygiai tas pats. Yra prezidiumas, yra, sakykime, prezidentas, yra direktorius ir yra administracija. Tai visose organizacijose prezidentas arba prezidiumas, jie formuoja kryptis ir veiklą, kur link judės, sakykime, organizacija. Tai pavyzdžiui, prezidiumas arba prezidentas, tai prezidentas yra toks pat prezidiumo narys, tik tai jisai, tą prezidiumo posėdžio klausimus tam tikrus įtraukia, tam tikrus neįtraukia, sakykime, biški kuruoja tą patį prezidiumo darbą labiau. Tai va čia yra tas prezidentas. O toliau žmonės tarėsi, kur link mes eisim, pavyzdžiui, kaip temos, ar ne, profesinis orientavimas. Kiek skiriam laiko savo resursų ir savo energijos, kad ten daugiau žmonių rinktųsi inžinerinius mokslus, ar ne, kiek mums tai svarbu. Antras klausimas, sakykime, dalyvavimas teisėkūroje, ar ne, pavyzdžiui, aplinkos ministerija pateikė kažkokį klausimą, mes tą klausimą svarstom, nuo inžinierių ten pateikėm kažkokią nuomonę, atsiliepimą, žinai, kita veikla. Trečia veikla vėl kažkokia, tai ar ne, tai va mes nustatom šitas kryptis ir kur link mes einam. Savivaldos klausimas, pavyzdžiui, irgi yra lygiai tokia kryptis, ar ne. Tai šitoj vietoj, sakykime, direktorius jisai organizuoja tos visos LSIS komandos darbą. Tai... Aš atsiprašysiu, bet mano laikas jau baigėsi. Aš galiu šitą mūsų pokalbį paviešinti statybą. Čia įrašinėjomės ir ne, gal... Taip, mes čia įrašinėjom. Supratau. Gerai, tai tada ačiū tau už pokalbį, didžiausios sėkmės ir dar kartą leis pasveikinti tapus prezidentu LSIS. Iki. Iki.